4 svarbiausi elementai, kuriuos turi išmanyti, suvokti, žinoti, jei nori, kad tavo gyvenimas paklūstų tau. Ar žinai, kad mes visi turime gebėjimą kurti ir pritraukti į savo gyvenimą viską, ko norime? Tik klausimas, kodėl kai kuriems žmonėms tai pavyksta, o kai kuriems ne. Filme Paslaptis yra sakoma, kad gauni tai, ko nori, tik reikia labai labai stipriai panorėti. Kas bandė tokiu būdu gauti, ar pavyko? Labai tikėtina, kad ne. Nes į savo gyvenimą mes pritraukiame ne tai, ko norime, bet tai, kuo esame. Įdėmiai paklausyk. Į savo gyvenimą mes pritraukiame ne tai, ko norime, bet tai, kuo mes patys esame. Mes turime gebėjimą manifestuoti viską, ką tik gali sugalvoti mūsų protas. Tik kyla klausimas, kaip tapti tuo žmogumi, kuris lengvai ir paprastai susikuria tai, ko nori. Na ir dabar apžvelgsiu 4 pačius svarbiausius elementus, kad galėtumėm patapti savo gyvenimo kūrėjais, valdytojais. Tai pirmas elementas yra būsena. Mūsų būsena, mūsų jausmas viduje yra tarsi magnetas. Jau daug kartų kartojau, manau, kad tai ne paslaptis. Jei esi džiaugsme, dėkingume, gausoje meilėje, pritrauki vis daugiau situacijų, įvykių, kuriuose jauti džiaugsmą, dėkingumą, gausą ir meilę, harmoniją, susitaikymą, priėmimą. Bet jei tavyje yra daug baimių, pykčio, kaltės jausmų, nusivylimų savimi, kitais ar gyvenimu, ar net beprasmybės, tuomet gyvenimas tau atneš situacijas, kuriuose šios emocijos dar labiau sustiprės. Ir mes vis iš naujo patirsime tas pačias situacijas, kol pagaliau išmoksime jas suvokti ir paleisti. Antras elementas yra tikslo turėjimas. Mes labai aiškiai turime žinoti, ko mes norime, kaip mes norime jaustis, kur mes norime būti, ką mes norime veikti. Nes dauguma žmonių plaukia tiesiog pasroviui, nekeldami tikslų, nekeldami ketinimų. Ir tada, kol tu neturi krypties, joks vėjas negali būti tau palankus, nes tu nežinai, kur nori plaukti. Trečias elementas yra dėmesys. Tai mūsų pats galingiausias įrankis. Kur tavo dėmesys, ten energija. Kur energija, ten manifestacija. Ir dauguma žmonių yra susitelkę ne į tai, ko jie nori, bet į tai, ko nenori. Kovojam, priešinamės, nesutinkam, verkiam, isterikuojam, pykstam, kontroliuojam, ar ne? Mūsų tikslas yra išmokti, palaikyti tą būseną, kurioje tavo ketinimas jau yra įvykęs. Be sureikšminimo ir be norėjimo. Tiesiog su tvirtu žinojimu, kad tai jau turiu. Na ir ketvirtas būtinas elementas tai yra veiksmas. Jei tu sėdėsi ant sofos, medituosi, lauksi, kol tavo noras nukris iš dangaus, tai taip niekada nenutiks. Niekada nesulauksi. Tik veiksmai veda mus į tikslą. Bet tam, kad imtis veiksmų, tam, kad pasiekti savo tikslą, mes patys turime iš savęs augti. Augti ir tobulėti. Ir tarkim, tavo komforto zona, nekomfortiška komforto zona, kurioje esi dabar, yra tokio dydžio, ar ne? O tavo tikslas yra čia kažkur. Ir tam, kad tu galėtum pasiekti, gyventi savo tikslą, tu turi išplėsti savo komforto zoną. Tai reiškia, kad mokytis, augti, tobulėti, gilintis, daryti veiksmus, rinkti patirtį ir galų gale pasiekti šitą tašką. Tai manifestacija pati iš savęs nėra joks stebuklas. Tai tiesiog tavo vidinės būsenos atspindys išorinėme pasaulyje ir teisingi veiksmai, ne? Kai viduje ramybė, dėkingumas, pasitikėjimas, pasaulis pradeda reaguoti į tave visiškai kitaip. Ir jeigu tu dabar jauti, kad esi pasiruošęs paleisti tai, kas tave slegia, tai, kas tau netarnauja, tai, kas tau trukdo, jei esi pasiruošęs
Pagaliau nustoti kartuoti tas pačias situacijas, tas pačias emocijas, vibruoti tą pačią būseną, kuri pritraukia tau tai, ko tu nenori, ar ne? Jeigu tu nori išmokti sutelkti dėmesį į tikslą, o ne į tai, išbarstyti tai, ko tu nenori ir su ko tu kovoji. Ir jeigu tu nori pradėti kurti savo gyvenimą iš ramybės ir pilnatvės, tokį, kokio tu nori, kviečiu tave į 6 savaičių kursą, a, kuris vadinasi Pradžia, kuri keičia gyvenimą. Tai labai gilus vidinis darbas su savo emocijomis, su savo pasąmoninėmis programomis, kurios mūsų gyvenimą įtakoja 97%. Ir šis kursas tau padės atrasti aiškumą, ramybę, pakelti savivertę ir atrasti tikrąją kūrėjo galią savyje. Nustok laukti, kol gyvenimas pasikeis. Ateik ir išmok jį susikurti tokį, kokią nori. Aprašymas ir registracija po šio įrašu. Taip pat laukiu tavęs kurse. Iki.